Labas rytas. Koks čia rytas, sako. Gražus rytas. Gražus, pašalęs. Tai slidus. Nenorėkim, kad žiema būtų neslidu, vasara, kad nebūtų žolių, kaip sakant, viskas savo, viskas savo laiko. Vaikai maži, mažos bėdos, vaikai dideli, didelės bėdos. Nors kitaip įsivaizduojam, kol būna maži vaikai, bet gyvenimas rodo ką kitką. Gerbiamas merė, Įdėmiai klausau. labai atsiprašom, kad sutrukdėm. Mes Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, Viską žinau. Sidabrinė gija Viską žinau. ir Radviliškio krašto bendruomenė, kadangi mes ir ten. Vieno žmogaus mūsų trūksta, gal dar ateis Vaitkevičius. Mūsų problema yra tokia, kad medikė. Mūsų gydytoja Viską nereikia man. Prašom palikti mum. Mes tik gražiai, labai gražiai, Įvedinėjimų, mėlo, tai tikrai nereikia, nes aš viską ne tik, kad puikiai, bet mintinai žinau. Aš pas jūs jau labai senai vaikščiau, jūs vis žadėjot, jūs tikrai žodį davėt, ištesėsit. Ir aš tikiu, kad jūs tikrai ištesėsit. Padėkit tiem žmonėm tas ašaras jų nušluostyt, jų tą skausmą, pasitikėjimą gydytojo. Atsakyčiau labai paprastai, kad tai būtų labai suprantamai. Rezultato galutinio nežinau, koks bus, tikrai nežinau. Kaip žmogus. Ir jeigu būčiau direktorius, aš to nedaryčiau, bet yra stebėtojų tarybos sprendimas. Ligoninės stebėtojų tarybos sprendimas. Ką aš ir pasakiau praeitą pirmadienį Gaidžiūnui, kaip Seimo nariui. Pakeitėme stebėtojų tarybos narius dabar šitam tarybos posėdyje, nes direktoriai yra pastatyti į kampą. Stebėtojų tarybo susirenka, priima sprendimą, įpareigoja direktorių pakeisti, surasti gydytoją, vietoj 4, kad būtų 1, kad būtų taupomi pinigai. Ir tame sprendime, jeigu jūs turit ko gero, jeigu neturit, pasimkit, labai gražiai įrašyta paskutinis punktas. Jeigu direktoriai nevykdė stebėtojų tarybos priimto sprendimo, svarstys klausimą dėl jos tinkamumo eiti pareigoti. Ką direktorė turėtų daryti? Stebėtojų taryba yra tiesioginis, kaip sakyti, tai patariamasis organas, šiaip jau merė. Su tamsta dar nešneku, palauk. Kai aš mąstau, tai netrukdyk. Tai yra visuomeninė organizacija, kuri yra patvirtinta tarybos ir kuri, atstovo, kaip ir jūs va čia, bet jūs visi deleguojate ir taryba patvirtina. Jie turi tokį rekomendaciją ligoninės direktoriui. Jinai vykdo ar nevykdo. Jie reikia apsispręsti. Stebėtojų taryba yra nauja patvirtinta, kad grįžti prie šito klausimo iš esmės, tą, ką aš ir sakiau Gaidžiūnui. Dabar labai greitai stebėtojų taryba turi susirinkti, ne kas kitas, o stebėtojų taryba šitą klausimą apsvarsto. Ir jeigu priima stebėtojų taryba kitą, nes 2 nariai yra pasikeitę, 2 nariai, vienas įvyko kaip įvyko nelaimė, o kitas išėjo į Seimą. Ir stebėtojų taryba, atstovaudama, jūs, ne mane, o jūs, priima sprendimą. Ką daro su gydytoja Rimkevičiūtė? Ar reikalauja iš direktorės, kad jinai keistų ir 4 į 1 žmogų taupant pinigus, ar atsižvelgdama į žmonių prašymus ir lūkesčius, rekomenduoja palikti gydytoją ir tiesiog ieškoti kitų galimybių, nes pinigos jie nesutenka, bet ieškoti kitų galimybių, ar tai atleisti kažkokius tai darbuotojus papildomus, ar dar kažką, jie turi spręstis. Yra kelias. Aš juo eiti negaliu. Nes ne aš stebėtojų tarybos narys. Ir ne aš priimu gydytoją į darbą. Ne aš. Bet mano nuomonė labai aiški, todėl kad nežiūrint visų vidinių nesutarimų, kurie yra, ligoninėje, gal taip reikėtų sakyti, pati gydytoja, aš ją vertinu labai gerai ir vertinu dėl vieno dalyko gerai. Todėl, kad ją vertina žmonės. Aš ne specialistas ir aš negaliu jos įvertinti, nes aš pas ją nesigydau. Bet jeigu vertina žmonės, tai yra pagrindas, kas yra, kompetencija, ar kaip ten pasakyti. Pas dantistą aš pas vieną einu, pas kitą aš neinu. Nes tiesiog tai, jie visi, kiekvienam aš moku pinigus. Čia privačiam dantistui. Bet ne pas visus einu. Einu pas tą, kuris man nepriimtinas, kur širdis nebijo. Taip ir čia. Jeigu žmonės pasirinko ją,
ir pas ją 1700 1600 kažkur 4 tai. pacientai. Jo, tai yra didžiulė masė. Tai va, aš viską pasakau kaip yra. Reikia jūsų visuomenė labai greitai susirinkti, stebėtojų taryba, jinai iki praeito tarybos posėdžio jos nebuvo ir nebuvo, kas tai gali daryti, o dabar stebėtojų taryba jau. Ar jūs šito nežinot, kas į tarybą įeina? Tuoj sužinosit. Vienas tarybos narys turėjo būti ir dar kažkas. Tuoj, aš pagalvoju. Aš tada duosiu jums žodžius. Nauja stebėtojų taryba yra ir mes turėsim susitikti. Ne, 2 stebėtojai, nauji nariai. Čia Kalvaitis vis tiek pasilieka, nes dar kažkokie iš slaugytojai yra iš ligoninės. Gediminas žino, ką reikalauti, ir jis reikalaus dabar to. Ne, tai jis jau pasakė, kad davė susiprast, kad stebėtojų taryba priims reikalingą Tuoj sprendimą. atnešu. Vienas yra Jagnoras tarybos narys, kiek prisimenu, ir dar kažkas kaip turėtų Kas būti. toks vienas? Jagnoras. Nuo valstiečio. Veterinarijos gydytojas lyg tai. Šeduva, ne Šeduva, man atrodo. Dabar galėčiau su bendruomenės pirmininku. Irgi žinau, nedaryk. Aš neprisistatinėjau, kad meras, aš puikiai visus pažįstu. Tokiu klausimu, dabar jūs sakot, kad stebėtojų taryba nusprendė. Bent jau kiek man teko bendrauti su Jėzumi Maurom Gėdžiūnu, buvusiu stebėtojų tarybos nariu, sakė, jų tik rekomendacinio poveikio. Stebėtojų tarybos sprendimai visi rekomendacinio pobūdžio. Visi Tik rekomendacijos. Taip. Tai manau, kad čia reikia, jūsų valios ir direktorius valios ir viskas ir 800 gyventojų bus išgirsti. Bet reikia jūsų valios. Tai dar kartą sugrįžtu prie paprasto dalyko. Kas yra stebėtojų taryba? Tai yra visuomenės atstovai. Kas jūs esate? Visuomenės atstovai. Tai vat jūs ir turite sėdėti su paskirta stebėtojų taryba ir juos įtikinti. Kam tada jie reikalingi, jeigu aš paimsiu ir sakysiu, stebėtojų taryba siūlo taip, rekomenduoja. O aš kaip meras sakysiu, dzin, jūs man nereikalingi. Tai kur tada demokratija ir kur tada paprastas gyvenimo būdas? Gerai, tada jau galim konkretizuokim, tada mes Nieko. pasiūlymą, kad ar prašymą jums, nes mes labai norim, kai jūs kaip rajono vadovas vadovautumėt, būtumėt, padarytumėm tokį darbinį susitikimą jūs, stebėtojų taryba ir mes, atstovai iš to rajono, ir padarom darbinį susitikimą ir apdiskutuojam šitą klausimą ir bandom rasti išeitį iš šios situacijos. Aš visada visur dalyvausiu, jeigu tik kviesite. Mes Labai tikrai Nė kviečiam. karto Mes neatsisakiau. labai kviečiam. Taip, Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba. Aš atiduosiu, kad Radviliškio rajono administracijos vyriausias gydytojas, tai jis visur yra, Baisogalos seniūnas, Audronis Jagnoras savivaldybės tarybos narys, Aldona Vaičiurgienė. Jūs Aldona Vaičiurgienė. Taip. Visuomenės atstovė ir Violeta Grytienė. Viešosios Grytienė. Tai seniūnas, seniūno pavaduotoja ir Jagnoras ir Grytienė. Tai va, jūs organizuojate susitikimą ir tai reikia daryti labai greitai, todėl kad 11 diena yra atleidimo ten tie įspėjimo lapeliai. Tai, kad mes suspėtumėm viską susėdę prie bendro stalo ir aš tą pasakysiu dar kartą, tą patį, ką čia sakau, aš gydytoją gerbiu ir gerbiu todėl, kad gerbėte jūs, o tai yra svarbiausias dalykas. O vidinius prieštaravimus ir turi viduj direktoriai įsispręsti taip, kad jų nekiltų. Bet tai visuomenės atstovai, va tie 4, kurie atstovaus Baisogalos visuomenę, stebėtojų taryba, jų turi būti rekomendacija, kad jie pasilieka prie 4 žmonių, o ne prie 1. Tai jie turi pasakyti, nes jie jūs atstovaus. Ir jeigu stebėtojų taryba turės kitą nuomonę, aš stebėtojų tarybos ignoruoti negaliu. Nes tai tiesiog tada taryba priima sprendimus, patiki stebėtojų taryboms visose. Radviliškio ligoninėje, pirminiai, Baisogalai, Šeduvoje, bet kur. Stebėtojų taryba atstovaudama visuomenę sako taip,
O aš kaip meras sakau, žinot ką, stebėtojų taryba, jūs esat neprotingi, aš manau kitaip. Aš niekada taip nepasėdžiu. Ar galime, vadinkim, konkretizuoti, ar jums pasimėrė užimtas pirmadienis pusė 9 ryto? Kitas pirmadienis? Ateinantis, nes mes laukti nebeturim nei dienos, ateinantis pirmadienis pusė 9, nes planuoja gal Seimo nariai atvažiuos ir visiems kartu įspręsti šitą ypač opų to rajono klausimą. O 11 valandą, nes 9 valandą per pusvalandį mes nesuspėsime, o... Tai gal iš karto po pietų, pirmai valandai, gal pasim laisvom? Pirmai gamybinės. 11, nu, ordinė kamera. Koks yra? Labas. Tikrai taip, tikrai taip. Gerai, 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 tvarkoj, gerai. O ant 14 valandų. Tinka? Tai mes tada prašom labai jūsų, kad jūs pasikviesite savo seniūnijos darbuotojus, tai yra Gėlino Kalaitį ir kitus atstovus, nes jie vis tiek yra biudžetinių įstaigų darbuotojai. Palaukit, susitarkim vieną dalyką. Stebėtojų taryba turi susirinkti ne mano iniciatyvą. Ne mano. Bet per savivaldybės gydytoją aš tą galiu padaryti. Taip, todėl, kad kiekvienoje stebėtojų taryboje yra savivaldybės gydytoja. Jis einanti laikinai pareigas dabar, Šargavos ten pirminės direktorė ar kažkas, tai aš turiu įpareigoti gydytoją, kad jie suorganizuotų, šiandien yra kas ketvirtadienis. Tai jie turi šiandien arba rytoj arba pirmadienį iki pietų susirinkti stebėtojų tarybą, o gal net ir geriau, kad jie 14 valandai visa stebėtojų taryba. Visi mes susirinkam, visi išdiskutuojam šitą problemą. Visa stebėtojų taryba, kad būtų. Ko gero, gal tada stebėtojų taryba visą čia kviečia. Tai reikia direktorė kviesti. Nu taip, žinoma. Kuo daugiau to geriau. Aš dar kol mes žymisi dar vieną klausimą prie to pačiu. Man atrodo, šitą uždarim, tai yra visi renkam vis 14 valandą, manau, ten draugiškai spręsim. Bet aš gal siūlyčiau tokį dar vieną klausimą pasižymėti, čia gal pateiksi tarybai ar pamastymui. Tai yra mūsų šiandien bendruomenė sudaro jau 800 žmonių ir mūsų nei vienas atstovas neatstovauja nei vienoje institucijai. Tai yra, kaip sakot, stebėtojų taryba galėtų ten atstovauti mūsų atstovas. Šitoj, vadinkim, ligoninėj galėtų būti įtrauktas į administracinių ginčų komisiją mūsų atstovas, kaip bendruomenės atstovas. Radviliškio ligoninės stebėtojų tarybai ir taip toliau. Tai šiandienai mūsų organizacija vienas didėja ir būtų prašymas, kad būtų įtrauktas į stebėtojų tarybą. Elementari tvarka, Gediminai, kokia yra? Elementari tvarka, jeigu paimam Baisogalos dabar bendruomenę, sakykime taip. Baisogalos bendruomenė sudaro, gaila, kad pabėgo šitas... Seniūnaitis pasisė, ne? Tai jis įmantų sudaro, o aš, pavyzdžiui, Baisogalos kaimų skyriaus esu vadovė. Aš apie ką noriu pasakyti. Kas renka visuomenės atstovą? Va šito momentu Vaičiuvietė. Kas ją pasiūlė? Ją pasiūlo seniūnaičiai, kadangi yra seniūnaičiai. Seniūnaičiai susirenka, kokiu būdu jie kalbasi su gyventojais. Va čia ir yra tas valdymo, pati žemiausia valdymo grandis, su kuo jūs reikia dirbti. Ateina seniūnaičių rinkimai, jūs turite sudalyvauti, kad ateitumėte į seniūnaičius, nes per prievartą to nepadarysi. Nes aš nežinau, kas tas visuomenės atstovas, pasirodo Vaičiurgienė. Ja pasiūlė, kažkas tai baisogaliečiai pasiūlė į tą vietą. Bet ateina, yra oficialiai užprotokoluota, kad ten susirinkimas, seniūnaitis darė susirinkimą ar apklausą, yra nustatyta ta tvarka. Bet per šitą yra seniūnaičiai tada atstovauja visuomenę, jūs renkatės ir tada siūlote, kad Radvilišky yra 6 seniūnaičiai, man atrodo, pagal teritorijas. Žinau, kad yra centro, yra ten... Ir kada reikia miestui atstovauti visuomenės, ligonių stebėtojus, pavyzdžiui, seniūnaičiai siūlo. Ir būna 2-3 net kandidatai ir komitetuose taryba tada apsisprendžia. Bet pasiūlymo teisė, šita yra.
Ir aš noriu iš karto gal paklausti, bet Saugalio, ar girdėjote apie tokį susirinkimą, kur gerbiamas meras mini Taip. ir Jūs Baisogaloj, va tą, kai susirinksi, klauskit, aš tikrai Nes nedalyvausiu. ne, čia matote, kaip pasakyti, kiek pastebėjom, nei Baisogaloj, nei Radvilišky tokio dalyko mes negirdėjom, kad būtų kažkokia daroma klausa. Seniūnai galbūt Radvilišky aišku, bet apie Baisogalą tai nežinau. Aš esu užsiminus Tai va. seniūnijoje, kad turi atstovai mūsų dalyvauti, kaip o ir pagyvenusių žmonių. Esu pas direktorę bendravusi, su direktorė dar anksčiau ir prašiau, buvo meras Brazys, tikrai labai prašiau, kad mūsų atstovas irgi pagyvenusių žmonių atstovautų kažkokiuose, nors kur galima ir socialiniais klausimais sprendžiant mūsų atstovas turi būti. Kadangi tokia didelė organizacija, aš tikrai reikia pasižiūrėti teisinį pagrindą, kur galima paprastai rašyti, tikrai 100% už. Čia ir yra esmė, kam tada žmonės būrėsi į kažkokius tai bendruomenės, jeigu jos ignoruoti ir jie neatstovauja, nu tai kam tada daryti? Niekada taip nežaidžiu ir nežaisiu. Reikia juridinius dalykus pasižiūrėti, kaip patą gali, jeigu šiandien dienai galima kur nors, mes gruodžio 22 dieną į tarybą galime eiti ir papildomai pasiūlyti, nes tai tame tik ir bus jėgai. Ir jeigu tai būtų, dabar paimkim šitą konkretų pavyzdį. Mažiau konfliktų. Taip, jeigu tai būtų buvę, Mes būtume ten nes sprendę jau. ten iš tų 5 Baisogalos stebėtojų tarybos, kiek aš, jeigu gerai atsimenu, visi 5 buvo už tą sprendimą. Kodėl jie 5 buvo? Nu, aš nedalyvau, aš nežinau. Tame tarpe ir Gaidžiūnas irgi. Iš 4 dalyvavo iš viso 3. Tai to momentu Kalvaitis, Gaidžiūnas ir Amžinatilsį ir Jančevičius. Aš žinau, kad sakė vienbalsiai. Trise dalyvavo. Seselė. Kad yra, jie darbuoto moteris dar, bet nedalyvautum susirinkime. Ir už visą Baisogalą ir aplinkui gyventojus nusprendė 3 žmonės, manau, kad tai nėra. Galima kalbėti. Parašai. Taip,